Viešieji pirkimai. Susidūrę su šia žodžių kombinacija, nevyriausybinės organizacijos dažnai išsigąsta ir įsivaizduoja sudėtingas ir komplikuotas procedūras. Tiesa, viešieji pirkimai, dalyvavimas pirkimuose ir jų vykdymas nėra lengviausias darbas NVO. Todėl toliau, žingsnis po žingsnio, aptarsime svarbiausius dalykus, kuriuos turi žinoti NVO susidūrusi su pirkimais. Pirkimo tikslas – vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią organizacijai ar įstaigai įsigyti reikalingų prekių ar paslaugų, racionaliai panaudojant turimas valstybės lėšas. Pirkimų procedūros padeda užtikrinti skaidresnį, lygiateisiškesnį, proporcingesnį valstybės lėšų panaudojimą. Paprastai žodžiais tariant, siekiama įsigyti kuo kokybiškesnes ir poreikius reikalavimus atitinkančias paslaugas ar prekes už kuo mažesnę kainą. Pirkimo esmė paremta rinkos analize, skirtingų tiekėjų siūlomų produktų, prekių arba paslaugų kainų ir specifikacijų palyginimu, pigiausio arba perkančiai organizacijai naudingiausio, tinkamiausio varianto pasirinkimu. Toliau pasižiūrėsime ir apžvelgsime, kaip organizacijos gali dalyvauti pirkimuose. Tai yra, kaip jos gali teikti savo paslaugas. Vėliau susipažinsime su svarbiausiamis pirkimų sąvokomis ir pirkimo organizavimu. Tai yra, kaip nevyriausybinės organizacijos savo viduje turėtų organizuoti pirkimų procedūras. Organizacijos gali dalyvauti arba organizuoti pirkimų procedūras. Dalyvaudamos pirkimuose, organizacijos siūlo savo prekes, paslaugas arba darbus. Tuo tarpu, organizuodamos pirkimus, jos nori įsigyti joms būtinų prekių, paslaugų arba darbų. Lietuvoje tik labai nedidelė dalis nevyriausybinių organizacijų dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose. To priežastys gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, nepalankios viešųjų pirkimų praktikos, nelygi konkurencija su kitais sektoriais, tokiais kaip verslas ir valstybė, arba per mažas nevyriausybinių organizacijų pasitikėjimas savo jėgomis. Vis dėlto, organizacijos dalyvaudamos pirkimuose ir siūlydamos savo paslaugas, tokias kaip konsultavimas, mokymo organizavimas, socialinė pagalba ir panašios, gali ne tik plėtoti ir vystyti savo kasdieninę veiklą, bet ir sustiprinti savo finansinius pajėgumus. Toliau trumpai apžvelgsime svarbiausius žingsnius, kuriuos reikėtų atlikti organizacijoms, norinčioms dalyvauti pirkimų procedūrose. Visų pirma, rekomenduojama organizacijai dalyvauti tik tuose pirkimuose, kurių objektas atitinka organizacijos veiklos pobūdį. Nes jeigu NVO, vykdanti vaikų užimtumo veiklą, pradės gaminti automobilių variklius, tai gali stipriai pakenkti jos pagrindiniams tikslams. Ją labiau priartinti prie verslo, o ne prie nevyriausybinio sektoriaus. Kadangi jūsų pagrindinis tikslas nėra tik užpildyti pirkimo dokumentus ir pateikti pasiūlymą, bet ir suteikti tam tikrą paslaugą, todėl prieš imdamiesi pirkimo įvertinkite savo pajėgumus jį atlikti. Antra, jūs pirkime gali pakviesti dalyvauti kitą organizaciją. Dažniausiai jūs galite būti pakviesti dalyvauti pirkime, jei pirkimas yra vykdomas apklausos būdu. Arba jūs patys galite ieškoti pirkimų skelbimų. Jų ieškoti galite organizacijų tinklapiuose arba centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje. Norint dalyvauti skelbiamame konkurse, visų pirma, jums būtina įsitikinti, kad jūs atitinkate keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Nes perkančioji organizacija arba kitaip organizacija, kuri vykdo pirkimą, visų pirma įvertina tiekėjo kvalifikaciją ir jei ji netitinka numatyto pirkimų sąlygose, gali prašyti patikslinti dokumentus arba atmesti jūsų pateiktą pasiūlymą. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai būna numatyti pirkimo sąlygose. Remiantis perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją, jūs turite suformuoti pasiūlymą ir pateikti būtinus dokumentus. Priklausomai nuo pirkimo sąlygų, pirkimo pasiūlymas gali būti teikiamas elektroniniu paštu arba paštu paprastu. Ketvirta, organizacija turėtų įsiregistruoti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba trumpiau CVPS. Organizacijos, kurios yra registruotos CVPS, gali vykdyti elektroninius pirkimus, o registruoti tiekėjai dalyvauti tokiuose pirkimuose. Registracija CVPS yra nemokama ir ją gali organizuotis visos organizacijos. Dabar pabandykime pasižiūrėti praktiškai, kaip reikėtų įsiregistruoti. Kairėje pusėje lango galite matyti registraciją perkančiosioms organizacijoms ir registraciją tiekėjams. Tai forma yra tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms yra vienoda. Pasirenkame užpildyti registracijos formą. Ir štai čia mums reikia surašyti mūsų duomenis. Tai visų pirma, juridinio asmens
registro numerį, organizacijos pavadinimą, kitą kontaktinę informaciją, trumpai veiklos aprašymą, kokią narystę norite būti SVPS, perkančioji organizacija ir tiekėjas, galite iš karto pasirinkti abu. Ir kas yra kontaktinis asmuo, taip pat reikėtų pasirinkti, kad susipažinote su saugos nuostatais ir naudotojų atsakomybė organizacijoje. Ir štai čia yra prisijungimo informacija. Jūs nurodote savo naudotojo vardą bei slaptažodį. Tuomet renkatės išsaugoti ir atspausdinę registracijos formą turite ją išsiųsti Centriniai viešųjų pirkimų tarnybai. Tai va čia yra informacija. Tuomet viešųjų pirkimų tarnyba leidžia jums prisijungti prie pačios sistemos. Tuomet gavę patvirtinimą iš viešųjų pirkimų tarnybos galite vesti savo naudotojo vardą bei slaptažodį. Toliau parodysiu porą nuorodų, kurios mums bus aktualios tiek organizuojant, tiek dalyvaujant pirkimuose. Visų pirma, viešųjų pirkimų įstatymas, kurį galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje www.lrs.lt, paieškoje įvedę viešųjų pirkimų įstatymas. Svarbu, kad žiūrėdami įstatymą pasirinktumėt aktualią įstatymo redakciją. Toliau viešųjų pirkimų tarnybos tinklapis www.vpt.lt. Viešųjų pirkimų tarnyba tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu konsultuoja pirkimų vykdymo ir kitais aktualiais klausimais, todėl visada drąsiai galite juos kreiptis. Toliau apžvelgsime, kaip organizacijos turėtų organizuoti pirkimų procedūrą. Visų pirma, susipažinsime su svarbiausiamis sąvokomis, o vėliau patys pabandysime įgyvendinti pirkimą. Perkančioji organizacija, neperkančioji organizacija. Kriterijus perkančiai organizacijai nustato viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnis. Įstatyme numatyta, kad viešasis ar privatus juridinis asmuo, išskyrus politinės partijas, kuris visą ar tam tikrą savo veiklos dalis skiria specialiems viešiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų, yra perkančioji organizacija. Sąlygos yra tokios, kad organizacija yra valdoma valstybės arba savivaldybės, kad organizacijos valdymo organo daugiau kaip pusė narių skiriama iš valstybės arba savivaldybės institucijų. Ir vienas iš labiausiai aktualių, organizacija 50% finansuojama iš valstybės arba savivaldybės lėšų. Tai reiškia, kai organizacijos daugiau negu pusė biudžeto sudaro valstybės arba savivaldybės lėšos. Visos kitos organizacijos, kurios netitinka įstatymo 4 straipsnio kriterijų, yra laikomos neperkančiosiomis organizacijomis. Natūraliai kyla klausimas, ką reiškia būti perkančiai organizacijai. Pavyzdžiui, turime organizaciją X, kuri turi teisinį statusą ir vykdo savo veiklą, o pagrindinės pajamas veiklos vykdymui gauna iš nario mokesčio ir vykdomo projekto, kuris yra finansuojamas savivaldybės Y lėšomis. Organizacija X, norėdama nustatyti savo statusą, turi pasitelkti paprastą aritmetinį skaičiavimą ir paskaičiuoti, kiek procentų bendro jos biudžeto sudaro pajamos iš nario mokesčio ir kokią dalį pajamos iš savivaldybės finansuojamo projekto. Jei organizacijos X lėšos gaunamos iš savivaldybės projekto savo veiklai vykdyti sudaro daugiau negu 50% jos bendro biudžeto, tai nusako, kad ji tais finansiniais metais yra perkančioji organizacija. Statusą kiekvienų finansinių metų pradžioje nustato pati organizacija, skaičiuodama planuojamų metų finansavimą. Dažnai organizacijoms kyla klausimas, ar tam tikros subsidijos gaunamos iš užsienio arba nacionalinių fondų yra laikomos valstybės lėšomis. Dažniausiai patys fondai savo nuostatose ar projektų finansavimo sutartyse nurodo, kaip turi būti traktuojamos jų skiriamos lėšos. Pavyzdžiui, kad lėšos skirtos projektui XY yra laikomos valstybės lėšomis arba mūsų organizacijos X projektas, kuris yra finansuojamas iš savivaldybės Y lėšų, yra valstybės lėšomis finansuojamas. Jeigu organizacija X finansiniais metais yra perkančioji organizacija, tada visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo jų lėšų šaltinio, vykdo viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka. Tokia organizacija turi pasirengti ir pasitvirtinti savo supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles ir jas paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje arba trumpiau vadinamoje SVPIS. Tai kasgi yra tos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės? Supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse organizacija apsibrėžia, kaip pirkimai yra vykdomi organizacijos viduje, kas gali vykdyti pirkimus, kaip pirkimai yra planuojami ir organizuojami, kaip skelbiamas supaprastintas pirkimas ir rengiami tokio pirkimo dokumentai. Kaip organizacija vertina gautus tiekėjų pasiūlymus, formuoja techninės pirkimų specifikacijas ir kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, bei kaip sudaromas prekių, paslaugų arba darbų teikimo sutartys. Svarbiausia žinoti, kad jūsų pasirinktos supaprastintos pirkimų taisyklės nesikirstų su viešųjų pirkimų įstatymu. Tai reiškia, kad jūs negalite nusimatyti nuostatų arba punktų, kurie prieštarauja pirkimų įstatymui. Pasirengti supaprastintas viešųjų pirkimų taisyklės yra gana paprasta, nes galima vadovautis viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta pavestinė taisyklių forma, kuri yra prieinama internete viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje. Pavestinėje formoje yra nurodytos dalys, kurios turėtų būti jūsų supaprastintose viešųjų pirkimų taisyklėse. Pradedant, kaip yra organizuojamas supaprastintas pirkimų skelbimas, kaip rengiami pirkimo dokumentai, kokie yra reikalavimai pasiūlymams ir paraiškų rengimui, kaip yra formuluojamos techninės pirkimų specifikacijos, kokie kvalifikaciniai reikalavimai ir patikrinimas, kaip yra nagrinėjimai ir vertinami pasiūlymai ir kaip sudaromos pirkimo sutartys. Na, o dabar žingsnis po žingsnio įgyvendinkime pirkimą. Grįžkime prie mūsų organizacijos X. Įsivaizduokime, kad ji nusprendė nusipirkti 100 spalvotų pieštukų. Jei jūs susidūrite su situacija, kai jums reikia organizuoti pirkimą, visų pirma reikia nustatyti, kokios rūšies pirkimą jūs planuojate vykdyti. Pirkimų būdai gali būti dvejopi. Supaprastintas pirkimas – tai toks pirkimas, kurio vertė yra didesnė negu 200 000 litų be PVM, bet nedidesnė negu tarptautinio pirkimo vertė. Ir mažos vertės pirkimas – tai toks pirkimas, kurio vertė yra mažesnė negu 200 000 litų be PVM. Jei organizacija X nori pirkti 100 spalvotų pieštukų ir remiantis racionalumu ir rinkos kainą supranta, kad 100 spalvotų pieštukų kainuos apie 50 litų, organizacija pasirenka mažos vertės pirkimo būdą. Didžioji dalis organizacijų būtent ir vykdo tik mažos vertės pirkimus. Na, jeigu jau organizacija nusprendė pirkti 100 spalvotų pieštukų ir nusprendė, kad tai yra mažos vertės pirkimas, nes jo vertė neviršija 200 000 litų, toliau reikia nuspręsti, kas vykdys pirkimą. Pirkimą gali vykdyti pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius. Pirkimo organizatorius gali būti organizacijos darbuotojas, kurį paskiria vykdyti pirkimą organizacijos vadovas. Taigi, organizacija X nusprendžia, kad 100 spalvotų pieštukų pirkimą atliks pirkimo organizatorius, kuriuo jie pasirenka vieną iš savo darbuotojų, pavyzdžiui, biuro administratorių. Priklausomai nuo organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, vykdant mažos vertės pirkimus, juos galima vykdyti apklausiant ne mažiau nei 3 skirtingus tiekėjus raštu, pavyzdžiui, elektroniniu paštu arba žodžiu, skambinant tiekėjams. Galima atlikti pirkimus apklausiant ir tik vieną pasirinktą tiekėją, kaip pavyzdžiui, tik vienas konkretus tiekėjas jums gali pasiūlyti būtent jums reikalingas prekes, paslaugas ar darbus. Kaip pirkimo organizatorius arba komisija vertina, kuris pasiūlymas yra tinkamiausias. Pasiūlymo galima vertinti remiantis ekonominio naudingumo arba mažiausios kainos kriterijais. Ekonominio naudingumo kriterijus yra tikrinamas įvertinant tiekėjo pasiūlytos kainos ir pasiūlymos kokybės santykį. Mažiausios kainos kriterijus yra vertinamas remiantis pasiūlymo kainą. Praktikoje organizacijos organizuodamos mažos vertės pirkimus dažniausiai vadovaujasi mažiausios kainos vertinimo kriterijumi. Kas yra tiekėjų kvalifikacijos įvertinimas ir techninė specifikacija?
Organizacija vykdydama pirkimą ir norėdama įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, tai yra suteikti organizacijai būtinas prekes, paslaugas ar darbus, gali tikrinti tiekėjų kvalifikaciją. Kai yra vykdomi mažos vertės pirkimai, tiekėjų kvalifikacija gali būti tikrinama vadovaujantis turima informacija ir nereikalaujant, kad tiekėjai papildomai teiktų informaciją apie savo kvalifikaciją. Pavyzdžiui, norėdami įsigyti renginio dalyvių apgyvendinimą, mes galime internete arba remintis organizacijos patirtimi patikrinti, ar tiekėjas gali suteikti reikiamas sąlygas mūsų dalyviams. Jei tiekėjų kvalifikacija yra tikrinama, pirkimo organizatorius turi užtikrinti, kad visiems tiekėjams yra keliami vienodi reikalavimai ir nėra sudaromos lengvatos kažkuriam vienam tiekėjui. Tikrindami tiekėjų kvalifikaciją, organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti dokumentus ar kitus įrodymus, kad tiekėjas, pavyzdžiui, nėra bankrutavęs arba jam nėra iškelta jokia kita byla, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti užsakymą. Tarkime, kad jei mes perkame mokymų paslaugas, galime prašyti tiekėjų pateikti mokymų vadovų gyvenimo aprašymus, kad būtume tikri, jog jie turi reikiamą kompetenciją vesti mokymus ir dirbti su grupe. Taip pat, vykdant pirkimą gali kilti klausimas, kas yra pirkimo techninė specifikacija. Techninėje specifikacijoje pirkimo organizatorius arba komisija, priklausomai nuo to, kas vykdo pirkimą, nurodo, kas bus perkama. Paprasti žodžiais tariant, tai yra užsakymo sąlygos, kuriuose nurodote, kiek ir kokių prekių ir paslaugų perkate ir kur ir kokiomis sąlygomis jos turi būti suteiktos arba pristatytos. Pavyzdžiui, pirkdami renginio dalyvių apgyvendinimą, turėtume nurodyti, kada ir kiek dienų dalyviai apsistos pas tiekėją, keleivičiuose kambariuose jie turėtų gyventi, ar turėtų būti suteikiami pusryčiai, ar ne, ir panašiai. Svarbu žinoti, kad techninė specifikacija turi būti formuluojama taip, kad skatintų tiekėjų konkurenciją ir nediskriminuotų tiekėjų. Tai yra, mes negalime pirkdami programinę įrangą, kompiuteriniai technikai nurodyti, kokios prekės ženklo konkrečiai mes norime įsigyti. Grįžkime prie organizacijos X, kuri nusprendė pirkti 100 spalvotų pieštukų. Apsibrėžė, kad šis pirkimas yra mažos vertės, kad jį vykdys organizacijos pirmininko paskirtas darbuotojas, pirkimo organizatorius, kad organizatorius apklausys skirtingus kanceliarinių prekių tiekėjus telefonu, aiškiai suformuluodamas kiek ir kokių prekių organizacija planuoja pirkti, ir tiekėjų pasiūlymus įvertins remdamasis mažiausios kainos kriterijų. Ką daryti, kai tiekėją pasirenkame? Pasirinkus tiekėją, reikia su juo sudaryti prekių, paslaugų arba darbų perdavimo sutartį. Sutarties sąlygos turi atitikti pirkimo sąlygas. Tai yra, mes negalime kardinaliai pakeisti pirkimo objekto, pavyzdžiui, 100 pieštukų į 100 dramblių. Organizacija gali sudaryti žodinę arba rašytinę sutartį su pasirinktu tiekėju. Susipažinome su nevyriausybinių organizacijų galimybėmis dalyvauti pirkimų konkursuose, taip pat apžvelgėm svarbiausias pirkimų sąvokas bei patys pabandėme įgyvendinti pirkimą, pirkdami 100 pieštukų kartu su organizacija X. Toliau man belieka palinkėti ištvermės ir žinoma sėkmės, organizuojant jūsų pirmąjį viešąjį pirkimą.